Justinas eterin valim senus, aš tave Justin tik tą susiradau, tai. Ir man atrodo tokį vaizdą, kad tu čia ir kažko sudėliuoji su rankom, o tu kaip iš popieriaus paukštį išlipda ir banda skraidinti ir tau nesigauna. Tas rodo, kad kuri planus kažkokius, vadėdi lūkesčius, tikys, kad kažką įvyks atitinkamą dalyką ir neįvyks, žlungų dalyką. Bet būtent tai, kurios tu pati atrodo kuri, kurios tu iš savęs generuoji. Aš ten arčiau prie tais prisijungu. O tik prie tais prisijungia, bet tokie žodį, atrodo štais. Labai stengus padaryti gyvenim geresnį, bet nesigauna. Atrodo labai daug klaidų darant, labai daug klysti. Bandai atidaryti duris ir nesigauna, raktus pamet ir va tep. Pažiūrėkiam, o kudė tavai tepi. Mane įrodo taip mažą mergytę, aš matau, kad tu išmoka, atrodo, tu lyg priėmė sprendimą tyčia klyst tam, kad reikėtų tavim rūpintis, kad tu gautų meilės. Tu esi maž kokių 3-4 metokų. Ir man taip rodo, kad tu priėmė sprendimą tada tyčia klysti, tyčia daryti klaidas, kad pas tais atėjot, matau, kad patentai pakel. Ir tu tada atrodo gauni to, ko tau reikia. Gauni dėmesį, meilės, priežiūras. Nu ir toks sen norėjams to pritraukti per klaidas, per klydimus. Jo, čia ton reikėtum paleisti momentą. Nes dėl prisitrauki klaidas, grina atrodo per pasamuojantą, ten specialią sprendimą, tokie, kur tu klystum. Čia ir išmokti paternti iš vaikystės, nors tu aišku per protų negalvoti aptyčiai klaidinti savęs. Bet tu pasamonėjai tokį programą pastebi. Gera, žiūrėkim, kas toliau. Roda prieš man tokį ratką, kur būna televizijoje lošimą, kur sukrat ir kažkas ten iškrenta. Un kur rodiklėlis sustuo, ir končia tas reiškia. Čia rodo, kad į tavo galimybės, tavo dalyką, ko tu galėtum užsiimti, bet atrodo, net neleidi savo išsirinkti, vis laik suki ton ratą, suki, nikad nesustabda nuo. Nu, kudė tu ten dara? Dėl nepasitikėjim savim, atrodo toks mėtymas sen, kad gal ton daryti, gal ton sugebu. Gal čia geriau, gal čia. Taip jau netgi toks atrodo pavargiams čiūčiut, nusivėliams toks aten, kad nesikoncentruoju, nei kažkon vieną konkretaus, o tai jau pažiūrės, ar gerai aš interpretuoju. Aha, jo, taip ir yra. Neišsirenk vien dalyką kažkokį, o labai atrodo jo blaškas tarp pasirinkėjim. Gera, konda. Toks atrodo jausmus lyg leistumėmės kažkur gilin į tauką gelmes. Nu, žiūrėkim, kas čia vyks. Vis dar ledamės, gilin. Aš pabandysiu grįžti laik pasuk, nereik, sak, tau pasama. Gerai, Justinu, varom litą. Įkritom į tokį apie vandenį tomsų ir su lyg galvom čia mum apsemta, kontas reiškia. Mane įrodo taip, kad čia yra emocijas į negatyvis tuos, kurios, pajauskiam, ar taip iš tikrųjų, kurios tai padar labai sunkiai, taip, toks savėjaut sunkiai, visi pyktė, nuoskaudas, išgyvenimą.
Ir o kodėl man čia atvet, ko čia reikia padaryti? Sako, parodyti, kad tavai sunku dėl tų visų sukauptų dalykų sunkių. Tau reikia išsileist lauk, išsimėtėti, išpėlti iš savęs. O kas čia konkretai ir iš kur anams prisirinkti? Manaten, kad nuo pat gimėjimčiai, nuo pat vaikystės visi skaudulė va čia supėlti yra. Aha. Ir man reikia išpėlti, ne iš tavęs. O aš klausiu, ką išpėlti? Ką pana geriausia, būtum greičiausia, geriausia sutvarkytum dalyką. Gerai, gali senas pasakys. Tvarku, tada važiuojam toliau, kundą parodys. Taip įdomi čia uori, kaip čia reikdama įvardinti. Lygiai erdvi, tu čia aplink mums atkirpa ir visur aplink mums palieka baltą. Saka, čia tavo svajonių veitai, tavo norų veitai. Bet čia taip įdomi, keista, tuščia, sakyčiau, gal čia. Tu nesvajuoji, tu neleidi savo svajot, matau. O jeigu pasvajuoji, tai nustumi svajonis. Pažiūrėkime, ar gera, ar teisinga aš interpretavau. Jo, atsaka, netrupiu kon svajoti, nežinau, ko noru. Tu svajonis, atsaka, atrodo lyg netikras man jautas, netikras man atrodo, nereikalingas. Bet čia tas ir ką pat tu jautys viduj, nėra taip iš tikrųjų, žinau. Pažiūrėkime. Pažiūrėkime, dėl ko neleid savai svajoti. Atrodo, gird, va, tu žodžius dirbti reikia nesvajoti, va. Dirbti nesvajoti. Kiek gali svajoti, dirbk daugiau. Vat atsibusk su savo svajonė, va, tu kai žodėn. Kas čia per dalyks yra? Vaikystė, tai vėl programų tokių esi gavusi. Neleidi savai svajoti. O jeigu svajuoji, blogai jautys dėl to. Jautys kaltą, nepatinkinti savim. Smerki savi. O taip, matau, roda peilį ir ką pjauni savo per pilvo. Tas reiškia, kad skaudinsi ir žaluojasi tiem darydama. Čia vėlgi buvo kažkur moments, vaikystėje, pažiūrėkim, kad čia buvo tas moments. Čia pastovė tas buvo, sakom, tave aš taip. Nes tik pastovom apčiopšiu žodžių. Jo, gili programa, reikia sutvarkyti irgi. Nu, nes roda savo svajonių kumbariokį, čia tuščia, čia išvės kažkoks papirys viens ir. Kažkok nedabaigti svajonį užspausta. Kažkada atrodo lyg pradėtų rašyti, bet nepabaigti. Pažiūrėkim, kas šitam lapį, kas šį per laps, pajauskiam. Toks atin, kad vat noriu kuo greičiau užaugti ir būti didelį. Enda tu kiek galėčiau sam pasirūpinti. Nu įdomi, gera. Gera, važiuokim toliau. Kundarius tins pasamonę parodyti. Roda batus. Čia tau bata. Įdomi, saka visuonį ir, nu, ko reiškia, čia tai bata, kur roda. Bet atrodo, tu pradedi auti į savo batus, atkišant smuniai, saka, va, muni čia spaudi, čia tren.
Nu nemonanie, nu netinka. O, kon simbolizuojant tai va tą gyvenimą. Gyvenimą, ar tu jau visi jauskėm giliau, įsitikinkinėm, kad čia neprišnekėčiau paskiau kap nėra. Vat batą simbolizuojant ton kap tu eini per gyvenimą, kokius pasirinkimus priėmė. Ir matau, kad tau pats gyvenimo modelis, tas kap tu gyveni. Tu kai kur žaluoji savi. Vat matau, kaip nusidėgin pirštus, šikuai prisispautęs. Nereiškia, kad fiziškai tai vyks, bet nu pat esti sukūrusi, pat esti pasidarius, sukūrus savo tokius aplinkybės, kurios nu ir skaudint tavi, ir žaluot tavi. Nu nie labai daug, bet į momentų, tikrai ir momentų. Bet čia tu pat esi ton savo padarius. Nu tai pabandykim pasigilinti, kas čia yra per, kas konkretia, vat iš tų momentų tavi tiek veik. Kaltė ten dėl kitų žmonių. O toks atrodo jausmas, kad prašau, kad kažkon padarytum. Ir kada nepadara, tu labai nusivylė, atrodo pati kalti net pradedi jausti. Kam leipė, kam taip elgės, taip patent. Atent, kad kaltini kitus dėl savo klaidų. Dedi labai lūkesčius į kitus žmonės. Labai tikys, kada neelgsies taip, kad darys pagal tavi. Ir nereikia irgi taip daryti. Irgi su to reikėtų padirbėti, kad nebdėtum lūkesčių, nes labai savai skaudinti. Kas dar pažiūrėkim. Atent kažkas, kad va tu tikys, tu žinai, kad, nu, ar tavo vyrs čia, ar partneris, sugyventinis, tai nežinau. Va tu žinai, kad mums va taip ir taip nesielgs, bet atrodo, va čia kažkundara kuitys, bet vidui tikys lauki vis tiek, kol mums taip pasielgs. Ir atrodo, nu, vat erzinys, kad mums taip nesielg. Nu, ir žinai, kad to nebus. Tai toks, nu, atent, kad nepriėmi, tiesos nepriėmi to, ką yra. Nu, ir kad būtum kitaip negu kad yra. Nu, ir kad kiti būtum kitokie negu kad yra. Vat nepriėmi žmonių tokių, kokie nėra. Savų žmonių. Nekalba apie vis tų, kas tavi sup. Priešinį senų nuomonę. Toks sena. Bet tu toks, vat jaut, kad jautys vieniš vis tiek, tokia nesuprasta, neišgirsta. O saka, aš vien patės visados, o katrą prasme vien pat. Emocišką vien pat. Aš vien pat su savo emocijom saka. Nėr kam išsigausti, nėr kas suprastų. Saka, nu tur kam išsišnekėti, bet nu netep, kad palengvėtų. O kodėl taip yra? Pažiūrėkim, kodėl tu taip? Kodėl taip elgėsi? Toks aten, kad išmokta iš mamas. Tu kur matau moment, kad labai stebi. Čia vėl mažyti tuoki. Stebi labai mamą. Ant čia kažkur bom, putuojas, nervuojas. Ir tu atrodo, va taip matau žiūri, va aš bandau pajaus, kaip tu jautys žiūrėdami į mam, kada taip elgas ir toks aten, kad va čia taip turbūt. Mam taip elgas, nes taip reik. Toks aten ir aš, nu, ką pasakyti, ir aš terorizau su kitus. Ir čia va tas labai susijęs su tau moment, kada tu tikys, kada žmogus pasielgs, bet tu žinai, kad jis taip nesielgs, bet vis tiek tikys, nori tuo. Vat mintys reikalauja, atrodo, tikys. Laukia.
Čia į programą irgi negatyvan laba tave. Nu kunken. Laba kunken. Gerai, pažiūrėkim, ką dar. Kokiu dai savo sukūrusi aplinkybių, kurios tave. Aha. Į vakus matau, žiūri, va tep ir saka, laba noriu, kad neužaugt va tukiai ir ne kitukiai. Kad nereikėtų klysti, apkapmon, kaptau, vat. Kad nereikėtų tų pačių klaidų daryti ten. Kad būtų geriau gyventi negu manai buvo, kad būtų lengviau negu manai buvo, kad būtum laimingesnė. Bet va te patent, kad tu aukuoji ton, kokiai anei nori būti. Kokie anei nori būti tam, kad būtų tokiai, kokie tu nori, kad būtų. O kodėl tu taip elgys, pažiūrėk jam. Toks ten, kad perdėt saugoms, perdėt norėjams apsaugoti, tam, kad nejustų skausmo vaiką. Nu, vat paklaus tau pasamons, kaip tas anus paveiks. A ten, kad blugą užspausi ton, kokiai nori būti anėjai, kas pasanų yra vidui, tam, kad anėjai elgtus palei tau modelį. Bet tad tonus padarysi, nu, kitokia žmonėm negu anėjai yra iš tikrųjų. Neleisi anų programom išsivystyti, bet savų primėsi. Ypač vat sūnų rodo, vat jums irgi sako, neleid maniai būti savim. Pažiūrėkim, pasikviesiu iš kart sūnėlį tau šalia. Nu vat jo, vat aš sūns atėjo, aš nuklaus, sakau, kaip tau sūnum, sako, vis labai gera. Labai myl, labai džiaugas manim, bet labai statai rėmus, kaip aš turiu elgtis. O aš širdį sak, norėčiau kitaip elgtis, bet negaliu, nes mylu lava mamą. Darau, ką pan manai sak. Bet širdį sak kitaip norėčiau. Nu aš vat klaus, kaip tai tas paveiks ateitie. Nebus toks, koks aš noriu būti, kokį manai reik būti. Bišk sunkiau bus gal. Sunkiau būti savim, sunkiau patapti savim. Pažinsi, va tie paten. Bet šiaip gera, sak man, viskas jį labai myl man. Labai džiauga, sak manim, labai jautų meil, kad žiūr man nieks. O mažai ką? Mažai kažkaip nėtos tokios įtaks. Mažai, nežinau, čia berniuks mergytė. Pajauskim, čia mažai mergytė, ne mergytė. Nu ne, sakyčiau, kad mergytė. Berniuks, nu. Tai patinka būt berniuką. Nu gerai, važiuokiam toliau, kunda parodys. Čia vat matau tokį moment, kur atidara tokį kaip ginklų dėžę ir iš ten jam ginklus, vat, būtent snaiperius matau. Nu pasižiūrėkim, končiai dabar reiškia tokį dalyką. O toks sen kaip ruošimasis kovą su savim pačia. Bet tai gardu tuik žodžius, aš nebūsiu. Tuik kokias aš būsiu kitokį. Aš susitvarkysiu, aš pasikeisiu. Bet su tokiu priešiškumu į savį, su tokiu... Nu, su tokiu nepriėmimu savęs. Vat kad atėsiu, išrausiu savį su šaknim ir pasodinsiu kitokį atrodo. Nu, va toks seniausias. O dėl ko te per pykti? Nes vaikystė labai matau išmoka. Matau moment, kad tu stoji tik nuleidus galveltę, panarinus pečius. Ir peikti labai už kažko. Nu, šton, kon tu dara, kon labai mėgsti čia. Kas šiaip per dalyks. Kažką išreikšti. Tai matau, kad čia bėgiu iš ūkį, bet čia dar kažkas turėtų būti.
Vat sakau, tai už kon konkretai tai baudi čia. Sako, už ton ką paaišiau ant seinų. Sako, man tik patink pieštų, saka. Man tik gera. Saka, man reikia dėliuoti vaizdinius iš galvos ant seinus. Man tas įbūti, nu man nelenda. Ir atrodo, užspaudė kūrybą savo. Kūryba būdą savi išreikšti, leidimą savo savi išreikšti. Sugebėjimą perteikti savi per tapymą, per paveikslus, per peizažus ten žodis. Sakau, ar tau gera sektų stapyti, sak, nuostabia čia mun terapija. Aš tais tau pasamonins klaus, kad tau geriausia būtų netvarkyti su dalykas. Tai ar paleidimą ten nebefings, ar tapims, ar kas, sakau, sudėliuk pirmos veids, kas svarbiausia. Iškėlė paveikslų, tai aš įsitikins, ar čia iš tikrųjų, tie pirka, aš supratau, ar čia kiek kontūrų menį. Priejau ir paklausiau, kun reiškia, saka, tau paveikslus rankos. Saka, reiškia ton, kad perteikiama savis ant popieriaus, ant lapų, ant drobis, nesvarbu, bet kad perteik savi ton, kas esi, kon jauti, kon nori perteik ant kažkur, ant lapų, ant popieriaus. Ir tu saka, kad tas tavi išlaisvina. Tas tau padeda išsimės dalykus nereikalingus. Padeda nuoskaudom išėti. Susitaikyti su savim, priimti vėl savim. Pažiūrėkime, kodėl tas taip veik. Matau, nes atrodo atsidaro kanalas pastavęs tą pontą. Ir pažiūrėkime atidžiau. Bet aš matau, kad tu tapa ir atrodo sudėdis nuoskaudas į ton kontų tapa, sudėdį ten ir atrodo, pažiūrės ar išmėtėms, ar... Jo, ten, kad išmėti nuoskaudą. Tapa ir to nuoskaudų ant lapų sudėdį ir vis šaknis išsitraukia. Čia labai stiprus dalyks. Paklaus, ar tau reik tuo dalyk tapimą. Saka, jo, čia įmona, čia tau dalyksai. Čia tau gydymas, atvod terapija. Gerai, žiūram toliau. Tada pasamų norėtum perduoti. Vėl man, matau ton moment, kur čia krauni šautuvus. Vėl ten pasiruošimus karau prieš savį. Bet, o gera, ko čia dar nepastebėjau gal kažkuo? Bet matau, tavi labai inertinga ton darunt. Labai inertinga, atvod priimt sprendimus ir keist savi, kažkon tai tvarkyt savi. Toks čiuopt jauti už ragų, bet supriešinimuisi ton apčiuopus saviai pačiai. Lygėtum į kovą su savim. Ne tai, kad gražiau kažką, bet kaip į kovą su savim. Ir kaip tas tavi ta kuo. Siekin labai savi. Labai daug jėgų tas ten iš tavęs. Susikaupt sunkiau paleikti. Mėgot prasčiau paleikti. Toks atrodo, kad lyg dalintum į dvi dalis, kad viens su kitu pykstas. Ir, tas eikvuoja energijos, daug energijos. Čia vėlgi ir iš tų žaizdos, kad nemyli. Nemyli savęs visiškai, kaip su visko.
ir kad nemyli savęs, visiškai atrodo, kuo greičiau atsisakyti tos dalies, kurios nemyli ir sukurti kažkokį tai naują. Nors iš tikrųjų reikia tik priimti tom pat, kurios nepriimam ir viskas. Gera. Gera, kas toliau? Atkiša kontraktą mūnį. Paima, šiandien dar net nepradėjau skaityti, o ateitų iki žodė pardautą sielą. Žiūrėkim, kas čia toliau parašyti. Kas čia toliau parašyti. Tas raštas toks, ko nežinau, hebrajų. Kas čia parašta? Atrodo, žiūriu, niekai skaityti negali. Ko tas reiškia? Kad čia nemon skaityta, nu geriau, tai ką tada? Žiūrėkim tada. Pasikreipti interferentą, kur super atrodo, kad niečia interferent priemo čia mon sukorci, tau čia sukorci ir kontraktas. O ką suprast, ko čia reiškia? Kad atėjus laikau pardausi savi. Ką tai pardausi savi? Dėl vaikų atėjant. O kodėl? Kas čia dabar vyksta? Kodėl tiem žandaryti? Vat saka, esu pasiryžus, kad kas bus apsaugoti savo vakus. Ir vat roda su pirštų smilkinį. Bet dėl to, saka, kas yra sudėta čia, vat programas. Aš vat pati pritrauksiu nelaimis. Kur turėčiau aukotis dėl vaikų. Kur turėčiau vat gelbėti, nusrūpinti sanas. O kodėl, vat paklaus, kodėl tu sukūrė švestui kontraktą nesąmoningą? Per durnom, parodyk moment, kur sukūrė kontraktą. Pradžiu iškart sakė, viskas prasidėjo nuo vaikystės. Žiūrėkim, kas šito vaikystė yra. Vat saka, aš išsireikalaudavau, kad manim rūpintus, kad gaučiau dėmesį per... Vat aš matau, kaip to apvėrsti, kaip susižėti, bet atrodo, kad pagalbus išaukė, poreikį savėjai. Aha, gera. O saka, su tau poreikiu, su tau kontraktu, kuriais pats sukūrus, aš išauk poreikį, kad aš būčiau reikalinga kitim. Kam mums reikėtų, kas šiausiaus reikalinga. Saka, nes aš privalau jaustis reikalinga. Man tas įbūtent, kad galėčiau gyventi kaip žmogus. Turi jaustis reikalingama. Nu gerai, užklausiu, kodėl tokias būdas. Nu, vat tau pasamant sak, tokias nemokėjau. Nemokėjau, saka, vat nemokėjau gyventi iš meilės, iš supratimo, kad... Nu, kad į tie apie vis gera, kad nereik pritraukinėti nelaimę, kad jaustumis reikalingas. Tai dabar aš vat paklausiu, jeigu aš sunaikinsiu tom kontraktą, ar tu paskiavanom pats sukorsi, saka, su laiku, vat po biškį matau prilipda po truputį. Ką panorėk sunaikinti? Ką padaryti, kad nebekortų mano? Išmest programas, kur nori būti reikalinga, bet kokį kainą. Kur atrodo, tu iki programų, kad nu, tu bet kom padarys, kad būtum reikalinga, bet kom pritrauks, kad būtum reikalinga. Nu gerai, sunaikinam tom kontraktą su visom sąlygom. Čia turi dar kažkokių prisidarius įrenginių, kad tom pritrauk. Gerai, visko ištrina, visko išmetam. Į portalą. Bet taip matau, tai dalyką, končiai mėtom, čia ten, kad, nu ką pasakyti.
Mano ten kaip įrunkė, ką tuo prisitraukti situacijas, kur būtum reikalinga. Programas yra. Ir aš tų dalykų išmės, kaip neišėjant, aš ant atrodo išmetu, bet tokį jaustą, tą visi kitų dalykų išmestų tempą. Su tas reiškia, kad jeigu kas tu parsitrauksi viskon. Parsitrauks, kad galėtum atrodo pritraukinėti tuos dalykus toliau. Ar ruoštys ant pritraukimų. Nes, viskas į galvo, vis tos programas, dėl kurių tie pat ilgys, pat tu nesuprasdam į galvo. Visko išmoka to daryti vaikystėje. To visko reikia tvarkyti. Bet, sakau, tau atrodo paleidimą, tau nebūtų net su manim daryti ir nei paleidimus, nei rebefing. Tu, matau, tiesiog bet tai pajauskim giliau, kaip čia tu darai. Atrodo visišką pasinėrį tapimą ir jauti nuoskaudį ir tapano, yra sūdidė ant lapą. Pažiūrėkime, ar išsimet šaknis. Jo, taip ir gali susitvarkyti. Jeigu tai gali vykti apdaryti, aišku. Bet jo, tau paleidimą natūraliai tokiai būtų gera. Gera. Kas toliau, ko dar jūs ten pasąmonų parodyti? Atsinešė tokį skrynį, rodo, ir uždarytų, užrakinta. Ir kad sakau, kodėl netidranu, saka, ne, rodo, super, už nugaros kažkur varom, pažiūrėsim, kas ten. Čia ir duris kažkoks, toks be spienos didelės, atrodo, atidarė duris. Man taip įdomi, rodo, tos skrynios į tokį, kaip jausta, nejausta, per duris tą jausta, per skylį. Ir į tom kambarį jaudėje, kon šitas reiškia, aš nelabai suprantu. Jeigu taip suprast, tai to skrinio yra daiktas, kurį tu nori įsinešti tom kambariu. Kas šį per kambarys, pažiūrėkime. Tavo realizacijos kambarys. Šį dalykas, katrom tu nori realizuoti, bet to net negali pro duris įnešti. O kodėl negali pro duris įnešti, vėl rodo save į galvą, kad į programas. Kas šį per dalykas, to skrinio, pažiūrėkime. Ir uždaryta, bet aš taip pat, kad iš išorės bandau nuskaityti, neleidi pažiūrėti, kas ten vidau. Tik atrodo iš išorės žiūrėti. Saka, tau pasąmonė sakant, pada negal žinot, kas ten yra. Ant privalo atrasti tom papirmu, negal išgirsti papirmu. Gerai, ką padėti, ton reikia. Ton atsirakinti. Trokda baimė būt kitokia. Baimė išsiskirti žmonių. Baimė, kad akis bus nukreiptas į tave. Vat baimė būt dėmesį centre, būt stebimai, apšnekamai. Net matau, ką patrūt, kuo jis tą virpėti pradeda. Pagrindin baim tau, kad trokdavat ton dalykai iš skrynios atsidaryti, realizuoti. O kad tu čia taip išmoka bijoti? Matau vėl vaikystė tau, kada iš tais labai jaukas tyčiojas. Tau kažkas atsitiko, tu stovi verkiu, tai žiūri, tai jaukas. Ir tu tada... Gerai, tu žuris nebepriims nikad sais tokios, nepriims sais klystončias, nepriims su savęs nesugebončias.
Ir tu, kad atrodo kaltė netikrenti, tai kaltė už to, kad esi tuok iš katros jaukas. Vat kad yra užkon iš tavęs jauktis, va tu kaltė. Ir toks iškart nepakankamas jausmus aten. Nu jau tokias momentas ir prisirašom žemos savivertės programą. Gerą. Gerą, važiuodam toliau. Kunda tau pasąmonę noriu parodyti. Pradėjo žongliraut čia prieš man, kaip su citrinom, su apelsinas. Ir vis didinti ton ratą, didinti. Gerai, o ko tas reiškia? Taip, bet ten linksmybių labai daug turi. Kaip supras, kas per linksmybės? Įdomus laisvalaik leidėms ten. Moki atsipalaidauti, moki su žmonėm pabūti, moki su savim pabūti. Moki atrodo susikoncentruoti į laiką leidėjimą, vat buvimą čia ir dabar. Toks jau mokėjimas labai atsipalaidauti. Moki pasimėgauti akimirką, pasimėgauti gyvenimu. Kad ir sunkiai matau, bet vis tiek moki pasimėgauti. Išentavėjai. Kon dar, gal dar kažko čia nepraleidau, gal kažko, kas dar pažiūrėkime. Matau, kad labai moki laikyti balansą. Labai moki eiti stabilę per gyvenimą, susikaupus, susikoncentravus link tikslą. Kondatas reiškia. Tai jau sugebėjimą dar kažkokiai, tai pažiūrėkime. Nu, man tavi rodovat, kad tu važiauni su Veinaračiu per šniūrą ir čia dar uoritus apelsinus mėta, žonglirauji, va. O ko tas reiškia? Kad daug dalykų sugebėjai metu daryti. Multitasking pas tais labai stiprus. Bet toks aten, kad retenybė čia taip yra. Jo, labai gali daug darbų vienime daryti. Atrodo, tas į natural tavai. Taip atrodo, kaip čia kitiem galėčiau dirbti, jeigu netiem. Oho. Stiprioj posčia tavai. Gali apsikrauti užduotelėm įvairiausiom visans vien metą to daryti. Ir tau gera, seksės net atrodo. Nenuvargsti nieką. Toks jausmas, kad tau kaip tik tepį geriau daryti, negu atvein užduoti, pradėti ir pabaigti. Tokio labiau savo būsenų jautys, savam dalykį, savo natūro. Kas dar iš tų? Jo, gera. Konda jūs ten pasąmonę noriu parodyti. Toks du kaip didelius šveisius kamuolius prieš save atlaiką. Nemieta, nu tiesiog tie apjaudini. Kontas reiškia čia. Matau, kad neatsidžiaugiamas. Gerai, pažiūrėkim, kas tai du kamuoliai yra. Čia dauganus yra, aš užčiopu ir lūkesčių, ir neišsipildžiusių svajonių. Ir pastangų įdėtų. Vat atrodo tikslus viens ir tikslus du. Nu, pažiūrėkim dar, kas čia per kamuolę, kas čia per tikslą tokiai. Viens kamuolys atrodo vat plana pastangas siekti geros ateities, stabilios ateities, tok pilnavertiškumo, pilnaverčių santykių. Vat saugaus rytojaus, o kits tas kamuolys, vat kits, pažiūrėkim, kas šiandien yra. Vat jep tu paimtum kamuolio antro, į te pažiūrį į šoną ir
Va toks siekti savo, svajūn to, ko tau širdis iš tikrųjų nori. Da tam kamuolė lūkesčių irgi apčiuopu, apmąstymų daug, va tokių, va atrodo, vidinių pajutimų, vidinių supratimų. Ir va tas antrasis, kurį ir va kon širdis nudaryt, matau, tavi svarbesnis kamuolys, to nu labiau prisais laiką. Mums tau daug brungesnis. Tas pirmas mums jį labiau toks iš reikalo. Gal kad reikva tep, kad geriau būtum. O tas antras jį vat, nu tiesiog vat mon, į viskas. Nu, va tep jauties. Ką paminėti iš to momento. Kad gali turėti abodų, kad nereikia išsirinkti tą vieną iš anų. Gali turėti ir ton, ir bus, nu, nuostabu. Taip pat ten ir kad gan lengva tu gali pasiekti, tau nedaug tai reikia. O ten, kad tau nedaug tai reikia, pokyčių, kad tu gautum. Arba nedaug. Gera. Kas dar? Kunda, tau pasąmonėlėt pradėti. Čia pakilom į viršų ir tu iki... Nu, esam kaip dungau, sakykime. Ir tu toks stalties čia ori išsklaidė, vat kaip horizontalė, kaip lygun stal būt, bet čia nėra stal. O ko tas reiškia? Taip įdomi. Toks jausmas atrodo, kad... Vat atrodo, gal vidui labiau pojūtis tave apėm momentas. Kad vat lyg švent kažkokį, kad tu jau atsitiks kažkas gera. Tu jau daisi jausų giliau, kaip to čia atrodo. Jo, saka, vat man bus gera, susikursiu savo rytoj ir čia, nu taip čiužinėjom tuo savo paklodis viršui. Dungau, ne viršui. O kas da čia iš anos yra? Vat klausiu, ko dar reiškia, kad čia tu ant tos paklodės dungui laksta? Saka, kad aš grįžtu į savį. Kad pagaliau rondu savį. Ir man čia, saka, labai gera bus būti. Saka, aš labai greit čia pateksiu. O kaip tau čia reik patekti? Kaip tau greičiau čia reik patekti? Saka, su laiku, žingsnis po žingsnį. Daug ganų labai nebus, saka. O kodėl daug nebus, tau daug nereik dirbti su savim? Ne, saka, tau lengva gausies. Nu gerai. Gera. Ko dar tau pasąmonę nori perduoti? Abiejos rankos atsirado po viezdą ir tokiai, kur metalinė aštri tokiai kamulė. Ir kur sukenon ant to ant linciūgą. Vat su tokias. O ko tas reiškia? Kad atrodo labai jauti, ne tai kad pavojų iš pasaulį, bet pasaulį klastingomų va tuokį yra labai stiprus įsijungi savisaugas instinktas būsena, atrodo vat lauki, tikys netgi išgyvenimų tokių nelauktų, nemalonių, netikėtomų. Bet tą nulauki su tokiu pykčiu, su priešiškumu. Sužinojim, kada nei bus. Va toks aten. O kodėl taip jauties? Atsisuka super štruoda už nugaras, o ten, nu aš jaut, kad ten interferencija. Aš prie narčiau, sakau, pasirodyk. Nu, jis toks didžiulis, kaip dinozauras, bet ne dinozauras, visiškai kitokia vibracija nuo. Jis toks kaip mechaninis labiau. Į paaukštį didelį panašus. Sakau, parodyk tikroji savo formą. Čia toks kaip...
Aš vat nujautų, kad metalą, drožlių tokį jausmą, smulkių, gal netgi dolkių metalą. Jie nusikeitas formas visoks gal įgauti. Toks kintontis labai atrodo. Nepažįstams. Gerai, kaip tu čia pateka dabar iš karto, tai valykėm jau, kad atsirada. Kaip čia pasistint pateka. Nusileidom bišk žemiau. Ta va čia erdvė yra. Čia kažkas įvat grundėn matau katrą. Su katrą uns končiai padarys, pažiūrėk jam. Prisijungis prie tavę esybisi, prie tavo sielas dalės. Atent, kad vienas iš pirmųjų reinkarnacijų čia buvo kons pasijungi. Gera, tada išreiškam val, atjunga mano nuo tavo sielos dalės. Ištrauka mano, ištrina vis informaciją iš tavo sielos. Aha. Gera, ar aš galiu te panon išmėsti? Galiu. Gera. Išėmam iš tą visko, ko nusitėvi idėjais. Aha, čia vyks veiksmas, tai jau. Visko, ko mums iš mūsų paėms, pasimam savo. Nemažai paėms, gerai sunakina visko, nes šiandien nebepasimsiam visėmis to. Gerai. Kas da? O kodėl šiandien taip galiu išmėsti, man nereikia minėti reinkarnacijai. Aha. Nu gerai, šiandien iškvalį išmetą, manom su visą informaciją lauk, su visko. Čia daug anometas, atrodo lyg. Tai jau visko. Uns, ką pradėjo mėsti nuo laukon, čia tokias debesymėjai laukon ir kad uns lyg lauk pradėjai matytis toks kažkoks daikts didelis čia. Uns viršau kabo, pažiūrėkim, kas čia yra. Uns neaktyvus, neveik, man ten, kad šį talentas. Pažiūrėkim, kas šį per talentas. Čia taip atrodo, kad talents greta mokytis, talents, vat greta imti žinias, gauti įgūdžius. Vat taip matau spraksinčius pirštus, rodo, kad, atrodo, kai kurius dalykus išmoksti, sekundžių momentus. Natūralia taip, o kaip tau taip išėjant? Tai jau. Vat tu saka, saka taip, aš pajuntu savi kitos paralelės, kur jau ton sugebu ir atrodo pasiimu ton įgūdį. Per pačią praktiką. Oho, nu čia labai stipriai. Aha, gera. Gera. Kon toliau darau. Kiek turi švies kontraktų? 4 ten kontraktą. Nu gera, viziekiam toliau kontraktas. Didelis, labai išsivarti. Pažiūrėkim sąlygas. Nepasitikėjim savim. Savo vertybių ignoravėms, pamiršėms. Ir va ta sąlyga, va pamint vertybės, kartuojasi šitam visam labai dideliam.
Nu gera, tegu atsisto prieš mums to kontraktą. Interferent atsakingas. Ir mantis išlinda. Tas žals vabzdys tik dėvelis. Nu pažiūrėkim, ką pon čia dabar tavite fake. Un slaba labirinti tau darboja slaba paruoš situacijas, per kurias aten. Kas aten, pažiūrėkim. Per kurias turi, vat atrod, pamin savo vertybės. O kas vyks su tavim, ką pamin vertybės, kodėms teik to nori? Tu, vat, man rodo, taip, kad tu netu širdies, atrodo, susijimo. Tas reiškia, kad, nu, pamini savi tiesiog ir tas tavi skaudin labai žemėn. Ir tada tu generuoji neįgiamą energiją nam. Pažiūrėkim, kur uns nundėd. Išėna jungtis už tavo erdvės. Nu, savo čia dalyks, uns kažkoks tvarkos su tavo energijai. Gerai, ar galėmės tai paprastai išmesti? Nu, pabandykim, sunaginam kontraktą į portalą. Ne šiandien. Žiūrėkim, kada tu pasigavanu, lendam pažiūrėti. Aš matau, kad virš jūros greta lekam. Nežinau, ko šitas reiškia. Skrendam virš jūros. Kur tu esi čia? Tai jau vizikiam, kur tu esi, aš tavęs ieškau, bet nematau. Aš galvojau, kad čia kaip reinkarnacija, bet čia toks atrodo, kaip tiesiog veita, nu pabandysiu aš nupasakoti. Veita, kur yra sluoksnė ir tu va čia į sluoksnės kažko nedėjusi. O ištraukam laukmės ton sluoksnį. Čia kažkas, nu, dėdelis atrodo. Čia, nu, tu atidara iškrentų visokių daiktų. Gerai, ko mums čia sonas daryti? Iškarausys po tus daiktus. Vein kažko nesijėmi. Perlauž per pusę, atrodo, lyg išgertum. A ten, kad čia... Kad tu išgėrė, tą momentą atrodo... Buvo paslėpus lyg savo valės dalelį, čia nu neišgėrė, nu ir kas čia gaunas dabar pažiūrėkim. Grįžtam į čia į dabar ir tu pat atrodo ant kontrakt paėmė su priešė, nu. Nu gera. Gera, tada atiduodama namis kon kas yra, nu pasimam kas mūsų. Tom kontraktą, aha, išmest. Ir išmetą, manau, su visą informaciją lau. Gera. Gera, žiūrėkim toliau, trečias kontraktas. Žiūrėkim, kas šiai parašyta. Toks atėm nusivilėjom situacijom. Taip įdomia priimtin sprendimą nepriimtinom situacijom. Nežinau, da, ko tas reiškia. Vėl kaltė. Nu gera, žiūrėkim, kas už tų kontraktus tau pasirodyk. Nu toks kaip irgi, kaip aukšti, bet toks iš roplinių kažkoks į dinozaurų labiau užnešuojantis. Ko čia veikia, ko čia iš anus nori. Un sako, aš pritrauku absurdai tau gyvenimą, atrodo. Kur turi iškoti, vat išeičių, nu nesąmoningom situacijom, atrodo, absurdiškom.
Matau, kaip turi gaunti, atrodo, taip stebys, stovi ir tiesiog galva portą, nu kaip taip gal atsitikti, kas per nesąmonį. Nu toks išvės ir, nu jauks ne jam, bet labai toks įstebys į galvą portą rankom skėšiui, kad kaip taip. O kokį naudą nam čia ištais tavai tokių situacijų suklinėti? Anam reikia, kad tu piktintumės pasauliu, kad va taip, nu bet ir žemėlį čia ir toks nesąmonis dedas. Ar nam pavyks? Čiūčiu atrodo. Gerai, ar pavyks mums anam taip išmesti? Ir kaip įdomi, vat, mun reikėdavo eiti į reinkarnaciją, kur buvo pasirašyta sutartis tam, kada nuštrinčiau. Dabar atrodo nereik, nes tu pati atrodo, tau pasamoj, nušuok pati paralelį iškart, kur buvo pasirašytas kontraktas. Ir ten anon sunaikėn, ir čia galim iškart valyti ant lauk. Pirm syk matau, kad jie apmokėtų kažkas. Gerai. Nu tai naikinam tom kontraktą. Naikinam kontraktą, pasiimam, kas priklauso mum, atiduodam, kas yra nuo. Pažiūrėkim, ar visko neišim. Gerai, ir išmetam į portalą su visą informaciją, lauk, su visko. Ok. Gerai, o antrus kontrakts, pažiūrėkim. Pats pirm žodis iš karto pamačiam atėjai struktūras, sistemą. Ir matau, kad čia, vat, uns atrodo lyg, nu ta erdvė čia ant gan dėdėl. Ir uns atrodo lyg, vat, karkasą čia kažkokį kal, tą erdvę. O kon tas reiškia? Pasirodė, kaip atrodo. Nu toks įdomus, plokščia galva labai. Kaip galva į krabą panaši. Pati galva, kaip visus krabs. Nu ir onks kuojasi, gal pasirodė, koks iš tikrųjų esi. Nu, jo. Gera. Ir kon čia reikštų struktūros, pažiūrėkim. Savi statyms į rėmus. Uns atrodo, vat, tą erdvę sukur čia rėmus, vat, karkas sukaltui, kaip aš vadinu. O tas reiškia, pažiūrėkim, kaip per fizinį, per 3D, kaip tas pasireiškia. Atrodo, vat, pastebi situacijas, momentus, kur, vat, dėl tam tikrų priežasčių, vat, negali elgtis taip ir taip, nes atrodo, nu negal, ar aplinkybės nelėd, ar taisyklės nelėd. Vat, į priežasčių, kodėl negal, vat, taip elgtis, taip negal elgtis, kad čia bus bloga. Ir viskas ir iš to šitą interferentų uns tau čia tokių prikrauna. Ir tu patiki tokias, kad, nu, turi paklosti. Ne tai, kad paklosti, bet nu, sistemos taisyklės yra viskas atrodo. Už anų aukščia vanų nepašukinėsi, va toks aten. Kad neištrūksi, jeigu kas nepabėgsi, kad vis laik būsi įstraigusi atrodo sistemoje. Kad esi tokių struktūrų, prieš kad atrodėsi bejėgi, va toks atrodo en pojūt supratėms. Aha. Nu gerai, atsimainom informacijom, kas priklauso mum pasimam atgal. Tas vis karkasų ir iš tavo energijai sustatyts, tai išėškam mal ir karkasą visą į portalą. Pasimam iš anų, kas priklauso mum, kas priklauso nam iš tais atiduodam nam. Pažiūrėkime visko nešėjim. Gera. Išėškam mal išmetam anų. Su informacijų lauku, su visko. Aha.
Aha. Gerą, ja mam sekundį. Kas šį parašyt? Toks mažus lapiuks. Pažiūrėkim, kas šį parašyt. Tik dvi raidės matau, nu. O toliau turėtų būti nusivylėm savim, savo gyvenim. Ir pastovi kančių dėl savo gyvenimo aplinkybių, bet nėra parašyti tų žodžių, tik... O ten turėtų tokie būti parašyti, pažiūrėkim, o kodėl. Tie patenka pat neprileidė tų kontraktų, neleidė nam išsipildyti. Pažiūrėkim, kas už to kontraktų čia stau. Toks kaip mechaninis, robotinis kažkoks tai. Nu kaip to nam neleidė įsigaliuoti, parodyk. Vat atrodo per daug saugau savi savo vakus. Nu ir kaip tas tave apsaugo, pažiūrėkim. Neprisileidė, atrodo, tuos informacijas net į galvą, kokį uns tau banda kiešti, net iš karto nuignorau ir anu kontrakts visiškai negaliu. Nu gera. Ar man reikia vėl kažkur lysti reinkarnaciją, kada nušmėsti? Ne, vėl tu pačią dara, nu gera. Gera. Paimam viską, ko nustori iš mūsų. Atiduodam viską, ko mes turėjom iš anuo. Aha. Gera, metam lauk. Aha, nu ir gera, paskutinis dabar globalinis, šitie pradėjo net keistis, atrodo. Saka, mun erdvė patap, mon čia į tą erdvę, tas šiaip labai didelį čia tu pasidarė. Gera, paskutinis kontraktas, ten kad į globalinis. Iš karto žodien užmiršėms to, kas esi iš tikrųjų, atitrūkėms nuo savęs, tam, kad galėtum vėl savi surasti. Ar mums ją vyr įsigaliojus, ten, kad ne, da. O buvau kažkad įsigaliojus, ten taip 2 kartus. Nu gera, sunaikinam tom kontraktą. Išmetam. Gera. Einam į registrų centrą, pasimsime tą informaciją. Sunaikinam. Pažiūrėkim tam archyvus. Jo, čia prieėję iki šaraktą atsidarė duršį ir saka, biškiek išmok man su tas archyvas elgtis. Pravalom tavo archyvus. Pažiūrėkim, kur antra širdis tavo. Jais pasikavojus, kad neatrastų nieks, pažiūrėkim, manam rektą mano savo. Saka, da ne, bet irgi reiks padėti pasiimti. Nu gerai, padėsim. Tai gal paėm iš karto, ką reiks integruojusi. Ne, neleidė tu taip, nu gerai, tai net nedarykim. Pažiūrėkim tavo labirintą, likimą vadinamą. Ištrinam nam iš karto, sunaikinam, sukuriam navį, tau pasamantėm sukur navį, palei taip. Taip pat sukūrė ton labirintą ir surunk, matau, ką pala prakait, saka, taip atsipūtus, uortė. Bus pokyčių daug gyvenim. Bus daug gerų pokyčių reikalingų. Gera, atjungam visus ryšius negatyvius su žmonėm. Iš klasterę, nori šietą, nenori.
saka, nenori, kad vakus galėčiau tu geriau saugoti. Nu gerai, nenori, nerek. Pažiūrėkime agregor, kokiu turi jungčių. Du matau jungti su agregoras. Viens į religinis agregoras. Čia nebūtina, kad tu tiki Dievą baisę, gal praeitam gyvenim ten buvo tų religijų. O antrus yra. O antrą jungti sen matau įtikėjim, kaip dvasia. Kaip aukštinama dvasia čia toks jausmus sen. Vat atrodo, dvasia aukščia užmint toks atrodo. Aha, gerai, atjungam tas abie dvi jungtis į portalą. Gerai. Astralų. Pažiūrėkim tau, kaip tavo astralas atrodo. Pavojingas ten. Pažiūrėkim, kodėl pavojingas. Esi prisidėjus man te paten. Kad apsaugotum save, esi prisidėjus pastų, į kurius karts pat įklimsti. Tai sunaikinam tą astralinį. Vienas. Atjungam nuo tavęs. Čia dar kažkoks sen. Matau, kaip iš tavo širdėjai sen kažkoks dvi kaip jaustas. Yra nustepsukas aplink tai. Pažiūrėkim, ko čia tas reiškia. Tie patent, kad astrali kažkur esi atidavusi valią savo. Nu tai lekam į moment, kur atidavė savo valią. Per sapnus matau iš tavęs čia kažko į valis paėmė. Gerai. Pažiūrėkim, kaip čia viskas įvyka. Vat matau, kad atenka įviliuoji tavis pastus. Vat tu atrodo sapnu met patikė, kad grės pavojus tavo berniukam. Ir tu vat saka, nu paukuoja savis, kad anims vis gera būtų. Nesuprata, kad tai tik sapnus. Gera. Tai aš ten tą momentą vidėt žinojom, kas vyksta. Tu ten nebatidauji savo valį, susigražinam viskon tada. Gerai, ir tu nuvis astralą išmetam. Sukramnauji tam astralinį jungti. Veiksmus baigts, gerai. Gera. Tasi gera. Pažiūrėkim dabar subtiliuosius kūnus tau. Pažiūrėkim emocinį kūną. Į nemažą trigerių matau. Nemažą dalykų, kurie tavi erzint, sakyčiau. Trigerint, bet taip, kad nu tu nei šauki, nei kažkončias klaidas, tik taip donis gal labiau sukondi. Va taip toks Nu kas čia taip trigerė, na ten iškart šeimyna. Na ten vat nedaug ramybės. Palsėt karts norės. O šiaip tas emocinis kūnas, nu neblogs. Neblogs, gerai harmonizuojam iš naujo, kraunam. Mentalinį pažiūrėkim. Kad tik tą vat pasijungiau tau mentalinį kūną žiūrėti, iškart tie patei, kad yra programų, kuriuos vert. Nu pažiūrėkim. Atrodo jaust pyktum savi šiap už nieko, vis laiką atrodo kažkoks pykts į savi. Nu toks jausmus, nu kad biškun savęs pykstu atrodo vis laiką. Nu toks nevertom jausmus ir nepakankamumai. Čia viskai dėl to mentaliniam kūnui patalpintų programų.
tos programos aktyvaun paskiau emocinį kūną. Nu tai gera, tas mentalinis programs, kiek galia mes dabar vis negatyvės išmetam, pakeitam pozityviom. Gera, pažiūrėkim čakras. Šiaip normalis vis tik ta gerklė yra net užspausta, gal čakra, sakyčiau, va, toliau nuo kitų. Atsitraukus, va, atrodo toliau. Kodėl taip yra? Vat neleidi savo sakyti to, ko reik sakyti, ko tu turi pasakyti, ko tavai reik pasakyti. Atrodo spaudi tų žodžius, kad apsaugotum save, kad geriau būtų, va, tokie jam. Bet matau, kad tavai, nu, kad nesaka, ko iš tikrųjų galvoji, ko nori pasakyti, širdis neatsiver savo pačiai, nes, nu, nebūi nuširdis savo pačiai, neleidi savo pačiai būti tokia, kokia tau reikia būti. Nu, gera. Įsukam tada dirbtinam skoną. Harmonizuojam. Vis subtilius kūnus viens su kitas irgi. Tas yra, aha. Nu gera. Ten buvo klausimų dar, tai pažiūrėkim. Sveikatą pažiūrėkim, nu pažiūrėkim tą sveikatą. Nu, vat kada klausiu, kaip tavo sveikata, tu taip iš pradžių niek nesakė, ir paskui saka, galėtų sveikiau maitintis. Biški mėgst pavalgyti retkarčias. Kas dar su sveikata ir bloga? Ką viskas apie gerą su sveikata? Vat matau, kad laiką savo už ronks paėmus atrūt kraujospūdį savo žiūri. Ko tas reiškia? Kad nerimauji dėl ritmo širdies, toks aten toks aten, aha, ar vis gerai su širdim. Tu permušėm, gal karas apčiuop. Ar čia pavojingai? Ne, išvais niek čia pavojingai, visi gera. Paklaus, kas ane būtum gera dėl sveikatos, kokių dalykų galėjau daryti, kad būtum geriau. Judėt lauki daugiau biški. O šiaip viskas gera ten. Tokių neramų matau, kad tu turi va taip, kad biški susimasta, gal kažkas šiai, bet nieko aš neapčiaupu, viskas atrodo gera. Viskas atrodo gera. Darbą, kur daugiau atkreip dėmesį, nu pažiūrėkim, kas su tau darbai susiję. Gerai, Justina. Nu, parodyk, kaip tau su darbu santykis. Taip, va tik paklausiau, koks su darbu santykis, tu taip atsiputė ir nuleda galvą, ronks, taip slogė tau ten į darbį, jautys užspausta, tik nepakankama. Neverta ten būt, bet ar čia dėl darbo taip jautys? Jo, saka, ten kažkas tai privertė apjaustys pačiam darbį. Ne tai, kad iš tavęs sėtom tas, nors ir iš tavęs tos programos, bet kadangi genus turi, tai dar labiau tau tie privertė jaustys. Ir ko daryti su tuo darbu? Išmok susitvarkyti taip, kad tais nebežeist tai dalyką, kurį tai dabar žeid. Per daug esi jautrė ten, tiek tavo širdis yra, nu labai lengva sužalojam, tu atvira atrodo, kraujojant, kad atrodo atein, vat pasaka kažko ir tau toks va činkt sukerbė ant širdėlį.
nemoki priimti įvykių aplinkybių, kurios negatyvę tave takuo, kurios tau kelia iššūkius sunkumus. Nesisteng tiek priešintys anom, nes kuo labiau priešinys, tuo labiau dar pritraukia. Nu. Gera, kas dar su darbu. Toks ten, kad išmok tvarkyti su emocijom, bet išmok tvarkyti su emocijom ta prasme, kad nedaug tik lengva viršaus paimti. Atrodo jausti emocijas, leisti anoms būti, bet gal net išmok tenas išleidinėti, o nedaug tenom tais užvaldyti. Nes tokį sąmyšį apčiuopų tuo galvo, sąmyšį savį. Atrodo išbalansuonta ir tokie emocijų tai krūvė. Tokie išjautinėjimą stipri. Išblašk, tokie jautys paskiau nestabilę. Gera. Kas dar su darbai susiję. Man taip patinka, kad ten tau gan gera sektus, jeigu leistum savo būti paprastesnė, nebūtum susikauščiusi tuo iki sleponti savi, neleidon savo būti tokia laisva justina. Tada tau gera sektus. Bet čia vėl viskas į nuvaikys, kad mes nebelėdam savo būti atsipalaidavusiems. Aha, kas dar su darbu susiję? Daugiau kaip nieks svarbaus. Nematau aš nei koms tau kenktų, nei kad tau kažkaip žalą darytų. Nuobodoms gal šioks toks aten, bet viskas. Gera. Pažiūrėkim. Kapliškė šveičia. Taip. Vaikučius pažiūrėkim. Pažiūrėkim vaikučius. Pažiūrėkim sūnėlį vyresnioj. Tai jau. Aha. Gera. Pažiūrėjom akytis, kur tavo kulėlsi. Aš ten matau, un sėdčią dėliuo, un žemės. Čia kaip žaisliuką tokiai ir kontas reištai, kad uns jau to ir planų savo gyvenimo matau. Uns jau galvo, ką apgyvens, tai jau visiems jau. Aha, uns jau to ir noru, ką panam reikia gyventi, ką uns turėtų gyventi. Ką uns būtų patenkinis, kaip gyventi. Aha, kas dar? Labai džiaugas galėdams kurti, galėdams išmastyti naujus dalykus. Toks atrodo kuries, matau, kad panam ten idėjas. Panam šaun labai idėjas galvojus, ten toks entuziazmus apie. Pažiūrėkim, kur yra, koks potencialas. Kurti, konstruoti, surinkinėti, o toks mechanizmus daryti, saveikaujančius vien su kitas. Koks šiaip pažiūrėkim, kaip asmenybė, koks charakteris. Ištikėm savo noram, žinojant, kas toks yra, žinojant, ko nori, žinojant, kaip tu reagauti. Bet kas liet santyks, bišk toks pasimetėms atent. Atrodo, nesuprant savo emocijų, nesuprant, ką pans valdyti, ką panom naudoti, jis atrodo, kad kada naudoja, sanon valdo, neunsanas. Nemėgs žiūrėti baimė mėgis. Geriau nusisuk, bet nežiūr baimė mėgis. Bet su laiku tas pasikeis atent. Nepriėm savi silpna,
Neleid savo būti silpnu. Priešinas tam. Darys viskon, kad nebūtų silpnus. Kad nebūtų silpnus kitų akys. Labai bijos tokį patapti, bėja. Vat atrodo, nemok džiaugtis gyvenimu tokį, kokį yra. Ar sunkiai džiaugtis. Vis laiką atrodo, nori, kad būtų da geriau, da geriau. O toks pasiekia vien laiptelį, jau da keita nori. Atrodo, niekad nebus gana, vis laik da iš savęs reikalavimams. Lūkesčius mėgstu turėti. Nu, ką apie vis žmonės beveik. Gerai, kas dar? Tai žodis inžinierius. Nu, ko tas reiškia? Tipo profesija tokia, labai patiks. Nu gerai, konda, pasamui noranu perdauti. Kad leistų manam laisvę vauk, kad leistų užsigauti, susižėjti, susižaluoti. Aišku, nu neužsimuš, bet anam reik patirčių, anam reik ir skausmo, anam reik ir baimės, visko anam reik. Kad jums užaugtų, kad jums išmoktų. Leisk anam tom daryti. Gera. Gera. Jo. Mažoj žiūrėsim dabar. Aha. Gerai, nuveizėkiam, kuri mažas. Nu va, šiandien susiradau. Mums toks šypsos, labai patinkins, labai laimings. Pažiūrėkim, kodėl čia toks patinkins. Nes turiu mamą, sak, nes mane gera, turiu brolį. Turiu tėtį. Nors į tėtį taip iš toliau matau, tėtis toliau vyra. Vat mama su broliu iš šalia, o tėtis į toliau kažkur. Pažiūrėkim charakterą, užsispyręs. Reikalaujantis tiesos atent. Nor teisybės, nor tiesos, negal pakeisti melą. Smerks tus, kas melaus, niekins teisenus. Laikys nevertą žmonėm. Nu nesupras melą, nepripažins tokį dalyką apmels iš vis, kad uns čia turi egzistuoti. Labai priešinas neteisybė, priešinsies. Negalės pakeisti nelygybės. Toks atrodo, kad visi visko būtų, o jeigu 10 torų vienam trūkst, ją vėl negera. Vis tor turėti. Tokia atrodo, bus susidėliojęs labai stiprų pasaulėžiūros modelį ir nepriims pasaulį tikroji, koks jums yra. Labai smerksano, negalės pakeisti neteisybės. Nu tiesiog vimdys anon neteisingi dalyką, kur iš ano prizmės bus neteisybinių, anam tiesiog kapti apgal būtins, sak. Toks atrodo kovotos už tiesą. Kas dar? Taip įdomi, atent, kad nemėgs, ar nemėgs pinigų, o kodėl jis nemėgs? Atent, kad programą tokį gaus, iš kur rytą programą, kad tu gausi. Šiam gyvenimą čia iš kito rytą programą. Ir šiam ir iškėt, sak, bus susiję viskas. Bet, sak, vis gerai, aš susitvarkysiu. Gera. Nu, kas dar? Labai linksmus, tus geranoriškas, geraširdiškas. Nuodalintys matau. Atviros širdies toks dosnus. Matau vaizdą, kaip sėd prie stalo ir žiūri per longą. Un tas reiškia. Toks atent kalba mėgs stebėti, tyrinėti, grožėties. Atrodo gyvent per akis. Tai tiek ką bus.
mylės gražius kraštovaizdžius, irgi gyvens per akis, norės akims džiaugsmų, gražumų, vat. Bet tokių, vat landscape ant žodis, vat gamtovaizdžių, ne šiaip ten moterą da kažko žiūrėti, o gamtovaizdžių. Mhm. Kas dar? Nu, kapiomis tai svarbiausi dalykai, yra pažiūrėkime dar klausimukų, kur daugiau atkreipdėmės su darbu, da pažiūrėkime, atsijungnuokų. Ko da su darbu, Justina, reikėtų labiau atkreipdėmės. Ruoda į savi, į krūtinį savo su pirštu baksnuoji, o tas reiškia į savi ton, ko nejauti būdama darbė ir su tau paskiau tvarkytis reik. Nes tas, ko nejauti darbė, tavai paroda, va siūlo galą, ko reiškuoti, nu ko iškuoti šakniais problems, kodėl taip jautys. Per pojūčius darbį, pojūčia jautami tavo darbį, tau padės sutvarkyti savį, vat pakeisti savį. Nu, va te paten. Nu, kas da su darbu kokiu. Nu, kon čia pasamolinius tins turėtų perduoti. NT, būk stipri, nepasidaug vyr manipulacijom. Uns tai myl, bet kitaip nemok. Bet tu būk stipri. Išlik savo ištikimą. Tu vyr paliek nereik, bet nepasidaug ką nuo negatyvę įtaką. Būk savima ten. Kas dar? Atintep, kad tu gali viską į tau rankos. Ir nereklama daug vargti, viskas, kad gautum tų kurekų, nori, kad pasisvektų. Viskon sugebė. Būk savim. Būk savim, nes tik būdamas savim gali būti laiminga. Aha, nu tai va. Tom sykio viskas, o dabar dėl tų dalykų, kur vis minėjau, ko ten reikia tvarkyti pastais. Tai tvarkyti, aišku, tas tavo metodas, kurį grina tavo, aš matau, kad tu jauti negatyvą ir tą patį siūlį. Ir monen matau, kad atsidaro čia iš tavęs. Ir tą jaudumą iš tavęs ant lapų, patep tu irgi gali išsimėtyti iš savęs. Čia jau pati to gali daryti. O su manim tai gali paleidimus. Rebė finga. Tai va, Justina. Tai va, jeigu turi kokių klausimų, da parašyk. Tai va, šiam kartu viskas. Iki.